trečioji mūsų istorija. Sveikiname su Donatu. Donatą irgi netiek daug pažįstu, bet kai išgirdau iš antrų lūpų jo istoriją, tai kažkaip atrodė, kad žmonės gal perspaudžia, žinai, būna ten jau prikuria, papasakoja. Ar pamatys. Labai smagu išgirsti tikrą pasakojimą. Visko būna, nes visi perspaudžiam ir gyvenime nejaučiam, kada spausti gazą ir kada stabdį. Atsidūriau tarpe jaunimo, kuris tiesiog nebijojom mirties, baimės ar nebuvo visai tokių. Sakėm, kad vis tiek, jeigu reikės mirti kažkada, tai, sakėm, vis tiek, jeigu kažkada mirsim, tai kam tada taupyti tą gyvenimą. Ir vis tiek, kad tas toks požiūris į gyvenimą buvo, kad daugiau adrenalino, mažiau baimių. Kiek metų buvo, kada toks jau taip užsikūrė, nuo kada prasidėjo? Tai pati pradžia prasidėjo gal nuo 13 metų, kai pradėjau sportuoti, nes mano teta irgi, kad laimėjau fitnesse ten pasaulyje 2 vietą ir man kažkaip iškilo nosis, kad va čia giminė kažką pasiekė ir aš noriu pasiekti. Ir tuo pačiu pradėjau irgi pats sportuoti, tuo pačiu sparnai pačiam užaugau, kad aš viską galiu pasiekti ir tikrai man sporte labai gerai sekėsi. Aišku, dar buvo vienas pas mane klasėje draugas, irgi su kurio pradėjau konkuruoti, nes jo rezultatai geri ir aš tiesiog turėjau su kuo save pasilyginti ir siekti dar geriau. Tai norėjau būti pirmas. O koks sportas? Sunkio atletika. Svoriai, štangos. Tai va, kad toks, aišku, kur turėjau neperspausti, tai aš variau tiek, kad visus aplenkti. Tas gyvenimas rytose, kad viskas augant ir didėjo. Kartu viskas ir augo ir tie poreikiai, kad irgi poreikiai pasirodyti, poreikiai kažko patirti, poreikiai adrenalino, ne tai, kad pažaisti, bet dar kažką labiau patirti. Ant tiek daugo, kad mokinausi gimnazijoje, jau tokie padorė, jau čia Lietuvo žinoma. Gimnazijoje viskas tvarkoja, bet atėjo laikas palikti mokyklą, nes pasakė tiesiai šviesiai, kad, sako, kad žinoma apie tave, kiek tu prisidirbęs. Aš į pamokas, mažai kada lankydavausi jau tuo metu, kad buvo tas metas, kad aš ateinu, atsiskaitau ir vėl galiu neiti, nes, nežinau, tą talentą mokintis aš naudojau kažkur kitur. Vaikas jau būdavo, kad atsimenu, kad ar 6-okas, gal 7-okas, iš pamokų poros įsiprašydavau, atvažiuodavau į Kauną apsipirkti į bazės, ar gumos, ar kažkokių menkniekių, ir paskui grįždavau vėl tranzuodamas į Marijampolę ir pardavinėdavau mokykloje. Kažkaip man tas, nežinau, kad man mašinos stodavo labai greitai ir viskas sekdavosi, atrodo, kaip iš pypkės viskas eina ir, sekėsi, kartais atrodo, kaip sekėsi, tai tada ir važiuojant to. Prasidėjo vakarėlių metas draugų, prasidėjo vienur vakarėlis, paskui jau baigėsi gėrimai ir kompanija įsiskirsto eina į kitą vakarėlį ir tas paskui tie vakarėliai, tai vakarėlių kultūra, o kai turi dar proto ir smegenų ir dar kai per daug smegenų yra, tai tada dar norisi kažką pabandyti, parizikuoti gyvybę ir pradėjom gyventi adrenalinu. Kaip to pasireiškia, jeigu aišku, gali pasidalinti, kaip yra, kur tas adrenalinas būdavo? Kas labiausiai eidavo į trasą, tai būdavo, kad mėgdavo gamyklas ir gamyklų bokštelius. Jas palaipėti, nors jie prūdyja ir tai tiesiog ten toks lengviausias būdas, kad tave sargai užsivaikytų, tai ten easy dalykas. Ir paskui tas adrenalinas, kad irgi ant namo atbrailos, tarkim, 5-aukščio ar 9-aukščio praeiti atbrailas, kardinę, kad irgi jau truputį baimės. Tarkim, atsilenkimus daryti per langą, ten pusį per langą, pusį draugas laiko ir darai atsilenkimus. Toks, kad irgi 9-am aukšte, tarkim, irgi išgėręs. Naktinis gyvenimas prasidėjo, kad irgi, nes sportavo klube, tai visi tie patys susipažįsti ir paskui tada eini naktį atpažįsti, kad irgi naktim, kas gaujuose vaikštos, būrelis, tai tiesiog pažįsti ir tave nemuša. Tai ir tas dar būdavo, kad irgi, kad turėjai tokia kaip neliečiamybė, kad su draugais, su visais bendraudavau. Pas nemėgdavau muštis, nes aš nesuprasdavau muštinių esmės, sakau, kad jau geriau man tada iš šaldytuvą pasimušti save, negu tai, kad muštis muštynės. Bet aišku, jeigu reikėdavo kažkur tiesiog apsiginti arba atgal duoti, kartais netaupydavau tos jėgos. Ir paskui prarandi prasmę, nes dėl ko gyveni, kad jeigu tau viskas pasiekiama lengvai, kumščiais pasiekiama, jeigu turi draugų, tu už tave stovi, jeigu tu pas nesusiduroji, pasiskundi draugams, jie už tave patvarko arba paauklėje.
Jo. Iš kur vat pinigų, sakykime, vis tiek tai dalykai, visas tas naktinis gyvenimas, viskas. Ar tėvai tiesiog duodavo, ar kažkokiu tai būdu užsidirbti man galima legaliai ar ne? Man šiaip stekdavosi, kad irgi su pinigais, kad irgi kažką lengviau padaryti, pagelbėti ir užsidirbdavau, nes tuo metu iš tėvų neprašydavau ir gyvenau su seneliais, nuosavas namas, tai man toks geresnis pasirinkimas, mažiau kontroliuojamas, o tų pinigų visą laiką prasisukdavau, aišku, iki kol nenusiritau, bet... Atrodo, gražus gyvenimas, viskas tvarkoja, yra pinigų, draugai, pagarba, jau ten Marijampolė irgi ten gali per rajonus, visus eit turbūt drąsiai. Taip. Ja. Kaip sakyt, kas buvo, kas pradėjo keistis? Keistis pradėjau, kad gerai mane iš mokyklos išvijo, galvoju, reputacija nekokia, mokytojai jau visi žino, perėjau į naują mokyklą, nauji draugai ir staiga pradėjau važiuoti sveikata, persisportavau, nes norėjau irgi nauji draugai, kurie profesionaliai taip pat sportavo, kurie irgi ruoždavosi varžybom. Ir man reikėjo vėl irgi naujas iššūkis, vėl be narkotikų kažkaip juos aplenkti. Tai tada padidinau treniruočių skaičių ir tada mano akys labai greit nusirito žemyn, iki minus daug dioptrijų. Buvo toks įvykis, kad mane partrenkė mašiną. Nedažna patiriam avariją, plus kai viskas man vyksta, kad važiuoju dideliu greičiu, einu po gydytų sulašintas vaistai į akis, negaliu labai daug šviesos, bet jau ten atrodo jau kaip ir, bet einu per pėsčių perėją. Ir daug žmonių eina kartu, aš žinau, kad ramiai jausčiausi, ėjau vidury žmonių ir staiga iš niekur išnyra mašina. Ir kaip sulėtinta filme, kad aš pastumiu kažkokį vaiką nuo savęs ir link manęs trenkėsi tas automobilis ir kojas trenkėsi ir aš link jo virstu ir man kaip sulėtinta filme skardos išlinksta. Ir atatranką metą atgal, tada jaučiu, kad atgal skrendu. Ir paskui nieko daugiau neprisimenu, tai prisimenu, kad pabundu ant žemės, žmonės aplinkui sako, nelieskit, negyvas, aš tuo metu nieko nejaučiu, man kaip tik tada baimė kyla, kad čia, aš be kojų, be rankų, ar nieko net bijau, net asmert, nežinau, ką pamatysiu. Tai va, paskui staiga šoko priepuolis jau ateina pas mane, aš pašoku ant kojų, apsižiūriu, visas sveikas gyvas ir noriu bėgti, tada žmonės mane visi sulaiko, sako, tu nekaltas, jie per pėsčių perėję. Pamačiau mašiną sulankstytą ir netoli policijos komisariatas. Tai policija labai greit atvažiuoja, nes ten už 100 metrų, 200 metrų kažkas atstumo tokio. Tai labai greit prisistato ir matau, kad aš ten straksiu, mane ten eina vos laikyti, nes man norisi bėgti ir nesigaudau, kas čia vyksta. Iš karto jie sako, kol gyvas krūtis, sako, nuvažiuojame iki ligoninės. Nuvažiuoju iki ligoninės ir policija irgi paaiškina situaciją, kad sako, matom, kad irgi mašina sulankstyta. Žmogus turėjo patyti traumą, nes nusileido ant galvos maždaug už 10 metrų ant asfalto ir plus nuskuto plaukus. Gydytojai apžiūrėjo, sako, parodykit pas jį bent vieną milinę ant veido, sako, jeigu jis trenkis mašinos lankstį, sako, parodykit bent milinę. Sako, matom, kad nusiplėšė plaukus, dėl to į ligoninę atvežti biskį logikos nėra. Sako, susirinkit jį, sako, tikrai nelaikysim, nes, sako, būtų meilinės, da kažkas, tai dar pasiliktų. Tai va, mane susirinko vėl. Policija nusivežė pas save į policijos komisariatą, kad irgi tokia, kad sėdži ten toks kaip nusikaltęs, visi ateina žiūrėti. Sako, prie tokių greičių mes, sako, iš detalių renkam žmogų, bet, sako, tave matyti, da plus mašiną matom, kad sulankstyta, sako, ir tu be jokios mylinės, sako, stebuklas. O šiaip tiesiai šviesiai, sakau, kad, nematau jau stebuklo, bet, sako, į bažnyčią padėkoti Dievui. Sakau, žinotumėt, sakau, kad kai prisidirbė, sakau, kad Dievas čia ne prie ko. Sakau, aš jums įrodysiu, kad ne Dievas. Pradėjau domėtis visokiais irgi paranormaliais įvykiais. Bandžiau domėtis fiziką, visokiais dėsniais, ir niekur. Bet tuo metu vienas iš močiučių pasiūlė, kad irgi, sako, nusipirk Bibliją, ten rasi tiesą. Kodėl ne? Pabandysiu, močiutė, sako, kad ten Biblijoje parašyta, aš apie Bibliją visiškai nieko neturėjau, jokios nuomonės, ten, kaip sako, religinė knyga, aš tuo metu net tokių įvaizdžių net neturėjau, galvoju, gal ten kažkokia drama, da kažkas. Nors prieš tai bažnyčio lankydavosi, aš ten kažkaip į Bibliją nieko rimto net nežiūrėjau, nes nebuvau skaitęs. Aišku, tada skaitant Bibliją, pradėjau man tokios kaip akys atsivert, pati pradžia buvo, tai man labai įdomi drama buvo. Mozės visa istorija ten ateina, ten irgi visi išbandymai, ten, žodžiu, miestas patiria visokias negandas, tai vaikai išmiršta, ten kaip man tokiam, faina, galvoju, drama, čia Biblija pasiūlo, kad įdomi knyga. Taip pat pradėjau nuo Mozės.
Ir tuo metu kunigai, atsimenu, atsikraustė į Marijampolę, jeigu neklystu, iš Lenkijos kunigai, tokie charizmatiniai, kurie pradėjo sakyti, Dievas niekados nesikeičia. Nu, tai man ta mintis, kad aš skaičiau tą dramą, ten irgi ten Mozė vos net ten per visokius stebuklus eina, čia sako, Dievas niekados nesikeičia. Tai galvoju, suvedžiau tą, kad galvoju, jeigu Dieve ten kažkada darė stebuklus ir dabar darai, tai galvoju, Dieve, jeigu čia mano buvo stebuklas, aš noriu, nu, tikrai patirti stebuklą, kad žinočiau, nu, kad tikrai čia Dievas. Ir atsitraukiau truputį nuo draugų. Atsisijojo draugai, automatiškai, nu, tie, su kuriais ieškom adrenalino, tada lieki aš ir Biblija. Nu, ir galvoju, nu, kad kur ta prasmė, tada nueidavau į koplytėlę, atsimenu, kad irgi tada jau visi įsiskirstydavau. Aš turėdavau pas paskutinis užrakinti ir, atsimenu, likdavau melstis toj koplytėlėje. Bet kaip nėra, taip nėra to Dievo, atsimenu. Vis tiek ten tas išdaigas krėsdavau, atsimenu, dar būdavau karuselės irgi, kad pas mūsų mieste irgi atvažiavę, ten, atsimenu, kur ta centrifuga tokia, kur greit sukasi. Tai mes ant jos net atsisėdę, būdom nusiskam diržus, ten, kur turim būti atsirėmę, tai mes atsistodom, tiesiog ir vaikšdom, žodžiu. Atrodo gerai, draugai atsisijoja, paskui irgi ten, atsimenu, buvau 6 viduriniai. Ir paskui gale mokslo metų įsilaikiau egzaminus. Ir paskui man irgi pasakė, kad, sako, vėl žinom tavo istoriją, iš prieš tai buvusios mokyklos, sako, atėjo visi gandai, kaip tu gyvenai, kaip tu buvai prisidirbęs, kaip tu išdykavai. Žodžiu, aš ir tyčiausi iš mokytojų, kad kaip ir dabar, kad atsimenu, istorijos pamoka vyksta, atsimenu, kad irgi turėjau radiją tokią mažikai dovanų, atsimenu, gal ten tėtis radiją tokia maža rankinė. Irgi ant spintos padėjus, atsimenu, kad irgi nukreipus tolyn garsą, kad prieini prie spintos ir negirdi, o garsas eina į lentą ir nuo lentos atsimuša garsas. Arba imituodavau duris užrakintas, laikydavo, ateina mokytas duris užrakintos, aš ten laikau įsiknivęs tą rankiną, išeina jau pastalių, visa klasė ateina jau kabinete. Ieškoju, kur pasilinksminti ir tuo pačiu atsirado tas toks irgi, kad o kas toliau, kas po to, žinai, kad irgi baigsiu mokyklą, baigsiu vėl ir tas mirtis laukia ir kas iš to gyvenimo. Tai va tas toks. O kaip be draugų tampi, nu, tada susirantuoji, tada ką turi, tai tada tuo metu turėjau Bibliją. Biblija, bažnyčia, tų žmonių labai nepažinojau, tiesiog eidavau, kad paklausyti pamokslų apie Bibliją, nu galbūt, galvojau, gal kažką atrasiu. Tai buvo tokia tikme ir atrodo jau rytas gyvenimas, draugai atsisijoja, kad pasirodo draugų neturėjau, kas ėjo ten dėl bendrų dalykų, kas ėjo pasitūsint, atrodo tūsai baigėsi draugai. Ir tada, atsimenu, kaip ir dabar, kad buvo, man buvo 17 metų, prieš pat 12 klasės egzaminus, nes jau buvau jau 3 mokykloje, jau teko pakeisti. Baigiau muzikinę ir žinau, ką reiškia įkvėpti pilnais plaučiais. Ir staiga, kad irgi pabundu ryte ir negaliu įkvėpti normaliai oro. Nu, trečiadienį pas gydytojus, prasišviest plaučius, paskui nueinu penktadienį atsimti nuotraukos ir sako, tau reikia užėti pas psichologą. Sakau, aš atėjau plaučių, ne galvos tyrtis. Tai sako, tokia tvarka, bet paskui, sakau, nesakiau, sakykit tiesą, sakau, nes kam to reikia apsimetinėti, sakau, nu vis tiek, sakau, aš ištversiu, sakau, greičiau sutvarkom ir einu namo. Sako, tau nedaug liko gyventi, sako, pas tai plaučiai pradėjo irti, sako, tau trūks deguonies, sako, nu normaliai, kad tu padūsti lipant laiptais, nes tau trūksta deguonies, sako, plaučiai, nu tas organas, kuris neatsistato. Tai atsimenu, nuėjau pas savo gydytoją, net nieko nesuvokiau, sakau, greičiau susitvarkom, kas čia liga, tai sako, tyrimai toliau jau bus jau dispanserija, nes sako, vis tiek įtariam džiovą, sako, vis tiek plaučiai šyra, tau jau reikia susitaikyti su mirtimi, sako, nes vis tiek jau tavo gyvenimo dienos suskaičiuotos. O kiek laiko davė? Nedavė tikslaus laiko, bet sako, jeigu numirsi per savaitę, tai bus normalu. O jeigu mėnesį išgyvensi, tai bus stebuklas. Tai tiesiog susitaikiau su to, kad irgi, kad jau gavau kvietimą į dispansiją. Tada tik tai supratau, kad grįžau namo, kovo 15 diena buvo, tos nuotraukos, ten buvo liktais trečiadienis. Tai vaikai savaitgalio tas toks mano lūžis buvo, kad aš supratau, kad mano gyvenimas buvo tuščias. Visiškai. Aš jokio gero darbo nebuvau padaręs. Pradėjau mąstyti, nu gerai, bent linksmoji pusė galvojau, kas iš to, galvojau, kas į laidotuves ateis.
Paskui, galvoju, gerai ten. Kitos kilmės mano draugai, galvoju, jie tikrai irgi neteis, nes tik tai jeigu reikėdavo pamušti, jie gaudavo progą pasimušti. Galvoju, kiti irgi draugai, kad aš su jais nesudraugavęs. Kiti prisibijodavo manęs, nes vis tiek aš būdavau šaltas, be jausmų. Kad galvoju, kad kas ateis, galvoju, tik tai draugai ateis. Tai galvoju, tai draugai kaip tik neteis, o galvoju, tik tai tėvai ateis, daugiau nieks į laidotuvės. Galvoju, ir kas toliau, kad irgi, kad viskas studijuot nespėsiu, galvoju, jokių santykių jau irgi nespėsiu, nes tik buvau tuo metu balkone ir mačiau, kai poreliai praėjo, susikibę rankom ir tada, galvoju, kai jau neturėsiu ką mylėti ir galvoju viskas, kad gyvenimas čia jau dabar baigėsi, kad nemylėt, galvoju, ne kažkokį gerą darbą, kad kažką jau, kad būčiau vertas, galvoju, į gatvę aš bėgsiu, kad durnelis atrodysiu, bėgiau po gatvę, ieškau, kad ką pagelbėti. Aš nesu nieko vertas ir galvoju, kad jeigu tu Dieve esi, duok bent kažkokią galimybę, bent kad mažiausia kažkokį darbą padaryti, kad būčiau vertas. Galvoju, jeigu tu Dieve esi, aš ką tau atės pasakysiu, kad prisidirbau, adrenalino gavau, pasilinksminau, prisigėriau, dar kažką, kad galvoju, per 18 metų bandžiau pasiteisinti, kad kiek gerų darbų padaręs. Bandžiau užlenkti bent pirštą, bet ne vienas pirštas neužlenko. Senelė išėjo į mišias. Vienas likau namie ir atsikliupiau ant kelių, sakau, jeigu tu Dieve esi, duok man bent dar vieną dieną daugiau, kad bent tą dieną galėčiau kažką gero nuveikti. Nes galvoju, visiškai čia suknisas gyvenimas jau, kad neprasmės ir gyventi toliau, kad dabar tik tai laukti mirties atsisėdos ant kėdės, tai kad bent galvoju, jeigu yra dangus, tai bent dėl dangaus pasistengti kažką nuveikti gero. Tai atsiklaupiau ant kelių, sakau, duok man kaip tam skęstančiam šiaudą, sakau, kad irgi, ką nors, sakau, kad vieną dieną, 2 dienas, kad galėčiau kažką gero nuveikti. Ir tuo metu atėjo tokia ramybė ir nežinau, kaip paaiškinti, kaip tą emociją perteikti, ar tą, ką pajaučiu, kad Dievas man atleido. Galvoju, viskas, jeigu dabar mirsiu, eisiu į dangų, nes Dievas man atleido, nes aš atsiprašiau. Nežinau, kaip tai paaiškinti ir perduoti, bet aš apsidžiaugiau, kad pagaliau viskas. Nereikės laukti senatvės, dabar eisiu į dangų. Be jokių didelių kančių apsidžiaugiau. Galvoju, Dievas man atleido. Ateina pirmadienis, nueinu į dispanserį, žiauriai laimingas, sakau, aš mirsiu, eisiu į dangų. Ta seselė, kuri priima, sako, tu nevartoji nieko, sakau, narkotikų dar kažko. Pirmą kartą matau, sako, žmogus ateina numirti ir, sako, toks linksmas. Nežinau, kaip tai jausmais apibūdinti, bet aš buvau laisvas tuo metu. Ir tada gydytojai suvažiavo iš įvairių miestų, tarėsi daug laiko, nežinau, kiek tai buvo. Ir paskui ėjus, atsimenu, kad irgi vos nebuvo apsauga, kad tokie kaip apsauginiai, kad galvoju, gal pamišęs, dar kažkos ateina čia mirti ir linksmas ir manęs pradėjau klausinėti istorijos ar kas nors giminė, nes irgi vėl ir paskutinis jų klausimas buvo, sako, ar tiki Dievu. Sakau, biskinė tema. Sako, turim tokią keblę situaciją. Sako, bandėm visai įrodyti, kad tai ne tavo nuotrauka, kad ne tavo padaryta arba aparato klaida, sako, visokiais būdais atminimo tvarka bandėm atmesti, bet sako, kas daryta trečiadienį, sako, ir šiandien kas daryta, nuotraukos rodo tą patį, kad tose vietose, kur nebuvo tavo plaučių, sako, dabar šiandien yra toks kaip rūkas, bet jau yra plaučiai. Sako, gal tas rūkas jau būna kaip po peršalimo, bet, sako, tos pirmos nuotraukos rodo, kad ten nebuvo. Tai, sako, mes, sako, gydytojai visi susirinkę, sako, neturim paaiškinimo, sako, neturim, sako, jokių mokslinio paaiškinimo, sako, nes plaučiai neatsiranda. Sako, mes matom dabar įrodymą, kad plaučiai yra. Dar vienas toks, taigi mažiau tikinti, sako, jeigu jis po 3 mėnesių ateis, sako, gyvas, sveikas, sako, aš tada patikėsiu, kad irgi Dievas, kad išgydė. Tai nueinu po 3 mėnesių, irgi padaryti dar nuotrauką ir buvo visai gražų plaučiai, atsistatė pilnai. Ir tada pas irgi suvokau, kad Dievas mane išgydė, nes galvoju, tada policija jau tada teigė, bet aš buvau toks kaip avinas įsipyręs, kad nevyksta stebuklai šiaip, o paranormalūs įvykiai. O čia dabar galvoju, antrą kartą pasakė, kad Dievas išgydė. Tai ir galvoju, jeigu jau policija pasakė, kad Dievas išgydė, medikai pasakė, kad išgydė, galvoju, viskas nereikia dar, kad gaisrininkai pasakytų, kad išgydė.
Ir tada gyvenimas pradėjo keistis. Ir tada prasidėjo ta nauja kelionė gyvenime. Aišku, draugų daug neturėjau. Bet nuotykiai su Dievu toliau tęsiasi ir tikrai, kad matau, kad irgi tokie kaip didelis puzlius, kad dėliojasi vieni kiti įvykiai, irgi stebuklai nesibaigia, kad irgi, kad atrodo, kai kurie tikrai negalima surežisuoti kai kurių įvykių, kad... Gal kažkiek pasidalinsi, tikrai klausom žmonės, kurie galbūt irgi nelabai tikinu, negali būti ta istorija, bet kiek laiko praėjo nuo to laiko, kiek gyveni nuo to momento jau čia? 98 metai buvo tuo metu, kai sužinojau ligą, 95 metai, kai buvo avarija. Kaip tavo gyvenimas pasikeitė? Mano gyvenimas... Pasakyk nuo to momento, kaip jisai vystėsi, bet gal kažkokiu įvykiu pasidalinsi kaip... Vienas iš jų važiavom naktį dideliu greičiu, turėjau sportinę mašiną, autostradą, galvoju, tiek rūkas, gerai važiuoju, išvairuosiu, jeigu kas ir staiga, kad irgi tas noras pasukti į kairę, į antrą juostą, iš niekur. Tai besukdamas į antrą juostą, prasilinkiau milimetrais sustojančią fūrą. Tai mano draugas sako, Donatai, sako, mano akys daug geresnės, sako, kaip tu ją matei, sako, nemačiau, šiaip noras buvo pasukti ir pasukau. Buvo dar vienas įvykis, kad tuo metu dirbau su kompiuteriais, žaibas įtrenkė ir perėjo į visą serverinę. Serverinė tai visa lentyna, kur buvo serveriai sudėlioti. Ir ten nemažai sudegė aparatūros. Atsimenu, jau galvojau, kad viskas antrą kartą žaibas netrenkė, plus debesys praėjo, aš ten jau vieną po kito, jau ten įlindęs pro kai kurios serverius išiminėjau, kitus atjunginėjau. Ir staiga toks atrodo, kad irgi kaip vidinis toks noras atsitraukti, ten maža patalpa, aš atsitraukiu ir dar kartą trenkė žaibas. Ir pasimačiau, kaip filme vos nerodo ugnies liežuvė, per sprindžio atstumą jie vaikščiojo. Ir kaip prisimenu, kolektyvas visi spiegė, kol visi saugikliai nesproginėjo, aš mačiau tos ugnies liežuvius ir nei vienas neperšaukė mane. Galvoju, jeigu aš bent sekundžią būčiau ten likęs, aš būčiau iškepęs. Buvę ir įvykis, kad irgi su draugu mašiną važiavau, irgi staiga persirikiu į kitą juostą ir į tą pirmą juostą, kur stovėjau, ten gal 3 mašinos susigrūdo. O aš tuo metu buvau su draugu mašina, tai ten būtų irgi garmoška likusi, ten nieko nelikė būtų iš manęs. Jos stebuklai iš tikrųjų nuostabus dalykas, bet kaip tavo gyvenimas? Atsirado jose prasmė, ar atsirado ramybė kažkaip po to klostėsi? Nes, gal nežinau, prieš tai nepasakojo mūsų čia žiūrovam, bet žmogus dabar esi tikrai garsistas, garsus pakankamai. Dirbi radio dabar studijai, Marijos radio, garsą vedi ir renginius filmuoji, kur tik tavęs nematau visur. Ir visur, kur reikia patarnauti, kur kažkam padėti, visur, žinai, Donatas skamba, taip kaip girdžiu. Gyvenimo prasmė atsirado, nes matau tikslą dėl ko gyventi, kad dėl kitų, kad praeini pro visokius nesklandumus ir gali kitam padėti. Nes būna vos ne kaip surežisuota, kad irgi praeini pro kokį sunkumą ir staiga atsiranda tas žmogus su to pačia problema ir gali pasidalinti. Bet kad palengvėjo gyvenimas, tai ne. Atrodo, kad tu nuo problemų nepabėgi, bet tu tikrai matai prasmę, kad gali kažkam pagelbėti. Ir pirmą kartą, atsimenu, kalbėjau su viena mergina iki pat ryto ir paskui ryte pasakė, sako, norėjau žudytis, bet sako, dabar eisiu miegoti. Ar atradai draugų iš tikrųjų, kai nuėjęs jau tą? Patikėjęs Dievui ir šitoj kelionį. Aš papasakosiu dar vieną įvykį, kuris man sudrebino, kad irgi, jeigu neklystu, tai buvo 2005 metai, nes man buvo 25 metai. Aš iki tol eidamas į bažnyčią labai gyvenau asocialų gyvenimą, nes tikrai, kad tas mano gatvės gyvenimas ir tas be jausmų buvimas, aš nemokėjau normaliai bendrauti. Aš nemokėjau komplimentų duoti, aš nemokėjau daug dalykų. Būdavau tarp žmonių, bet kad draugų neturėjau visiškai, kad neturėjau kam įsipasakoti. Man jau buvo dakalė, kai visiškai, kad galvojau, kad 10 metų jau atrodo susitvarkęs, nes nuo 15 metų nuo to Biblijos paieškų, galvojau, 10 metų neturiu kam įsipasakoti, nes galvojau, kas mano viduje tai košė, kam įsipasakoti neturiu, galvojau, stogą rauna, kad galvojau, Dieve, kad nejaugi taip gyvensiu be draugų, ar sakau, toks atsilupęs jaučiuosi, neturiu kam įsipasakoti. Ir tada ateinu į darbą, buvau pietų pertrauką, išeinu į gatvę, nes dirbau gale miesto,
šalia autobusų parko, ką žinau, ten Marijampolėj, kad irgi šalia miesto ir staiga matau atbėga arklių banda pabėgus. Nu, kadangi jau ten per prievartą žemės ūkį teko studijuoti, žinau, kad arkliai nenuspėja žmogaus trajektorijos ir reikia stovėti. Jie tada stovinčius objektus apibėga. Tai tiesiog iš tų žinių kolegos mano vėl irgi visi su nosais prie langų prikibę, kas čia bus. Visi kaip tik sako bėgti, sakau, aš negaliu bėgti. Nustovi ir žiūrau, kad irgi apibėga arkliai. Ir prabėga arkliai sustoja ir padaro tokį kaip planką. Ir paskutinis gražus žirgas prieina prie manęs, nulenkė galvą ir man atsirėmė į krūtinę. Ir aš tada apsižliumbiau. Nes galvoju, tik tai tu čia gali tokią sceną padaryti, kaip filmo sceną grinai, kad tokia ir... Tada supratau, kad aš turiu bendrauti su Dievu, kad mano draugas yra Dievas pirmoje vietoje. Ir tada pradėjau praktikuoti, kalbėti su Dievu, žinojau, kad Dievas šonė, kad irgi kur manęs, jeigu tu šiek idėją, žinodavau, kad ten Jėzus sėdi. Ir tiesiog pradėjau su juo bendrauti, tarkim, ir vakarais jis sėdi, kas viduje įsipaskoja jam ir tas prasidėjo gyvas bendravimas. Ir po to lūžio atsirado vienas draugas, kitas draugas. Ir bažnyčioje susidraugavom, irgi su kitais pradėjom atvirai bendrauti. Žmonės atsirado tie, kurie mane suprasdavo tuo momentu. Kurie suprasdavo ir kad negaliu man sunku įsipasakoti, nes aš nebuvau pratęs. Atsirado tie žmonės, kurie mane mokino gyventi. Kad irgi laikas nuo laiko Dievas duoda tos žmonės, kurie apsupa ir tuo momentu man padeda atsistoti į normalų pilnavertį gyvenimą. Tai tada buvo tas proveržis, kad atsirado draugai viens po kito. O kaip darbas atsirado Marijos radijoje? Toks labai netikėt. Kaunas, miestas kitas ir šiaip kaip kokie čia keliais. Oi, čia Dievas visus mano darbus suplanavo, nes dirbau kitoje radijo stotyje. Ir staiga tampu išvytas iš namų. Neturiu kur, atrodo, kad irgi dirbau nuotoliniu būdu, jau čia jau senais prieš 10 metų, jeigu neklystu, 11 metų jau dirbu. Tai tampu išvytas, galvoju, reikia kažkur ir Marijos radijo, mano draugas, išeina iš čia ir sako, Donatai, gal gali truputį pavaduoti, nes aš tuo metu labai daug savanoriavau čia, tai daug ką žinojau iš aparatūros, plus dirbau kitoje radijo stotyje, tai man buvo viskas artima žinoma. Aš sakau, noriu savanoriauti, sakau, visą parą galiu savanoriauti, bet dirbti nenoriu. Bet taip gavosi, kad Dievas taip įdomiai mane pakratė, nes irgi mano buvo gimtadienis, aš galvoju, Dieve, duok kokį nors ženklą, kažką tokio, kad ar čia mano kelias, ar ne čia, ir galvoju, kur mano pasirinkimas. Nes čia žiauriai smagu, kolektyvas geras, tikintys, nes mano irgi svajotas darbas, kad irgi būti tarp tikinčių ir girdėti, kad ką jie kalba, mokintis, augti tikėjime. Galvoju, čia būtų idealas ir 2 savaitės praėjo. Ir atsimenu, paskutinė diena buvo penktadienis ir pirmadienį turėjau pasakyti, atsimenu, kaip dabar penktadienį einu pėsčiomis važiuoti į savo tėviškę. Ir staiga, atsimenu, kad irgi sėmu iš kišenės, atsimenu, dar tuo metu buvo litai, atsimenu, 10 litų buvo kelionė, įsitraukiau 20, susimokiau už save ir kitus pinigus laikau rankoje. Galvoju, ką žinai, laikau rankoje. Ten sėdu šalia vairuotojų, laukiu, kol visus eis, galvoju, Erzulys ima, Dievas nekalba, galvoju, ką daryti, Dieve, duok kokį ženklą, čia tyli. O tiek daug stebuklų padarėjai, dabar vėl tyli. Ir atsimenu, kad įlipa toks kaip prasigėręs jaunuolis, atsimenu, kad irgi tavo jaunuolį bando išvaryti, sako, aš invalidas, aš neįgalusis, sako, kad čia mane sumušė, apvogė, neturi nei telefono, nei nieko, man būtinai reik namo. Jie ten pradėjo ginčytis, aš paskui vairuotojui sakau, vaimt, sakau, tuos pinigus, sakau, greičiau važiuojam namo. Tas vairuotojas sako, nereikia mokėti, sako, tu už visus nenupirksi, sakau, klientai teisūs, sakau, pinigai yra, sakau, toliau važiuojam. Atsimenu, jis paskui atsisėdo už manęs, iš kažkur susišaudė tušinuką, užsirašė numerį. Galvoju, ką jam, žinai, neduot, ką jis ten nusigėręs, ką jis ten darys, galvoju, tegu duot tą numerį viskas. Ir paskui grįžtu namo ir paskui rytas šeštadienį, sekmadienį, jau neprisimenu, kurią dieną, kad kitą dieną paskambino viena moteris, sako, ar namuose esi. Sakau, taip, namuose, kur? Nori ateiti, sako, trumpam pas tave. Aš galvoju, gal iš bažnyčios kažkokia moteris, gerai, žinai, kad kažką, jeigu norit. Ateina ji, sako, ačiū, kad išgelbėjai mano sūnų. Sakau, aš nieko negelbėjau, sakau, gal kažką sumaišyti. Sakau, nepažįstama moteris duoda krepšelį dovanų. Sako, tu geram kely, sako,
sako, nes tas mano sūnus, sako, jis kažkokią neeilinę procedūrą turėjo Kauno klinikose ir jis po to apalpsto. Tai sako, buvo palpęs stotyje ir iš jo piniginę viską atėmė ten, kur buvo neįgalaus pažymėjimas ir jis kažkokius neeilinius vaistus geria, kad be tų vaistų mirtų. O sako, be telefono, be nieko, neturiu kaip pranešti, sako, mes be mašinos, sako, tėvai ir sako, neturim kaip jam perduotų vaistų, sako, jam vaistinė neduos, nes jie ten kažkokie vienetiniai. Tai sako, jeigu ne tu būtų pagelbėjęs, jis, sako, būtų miręs. Sako, tu esi geram kely, sako, ir laiminam, kad tikrai, tai matas pasakymas, kad esu geram kely ir buvo tas toks atsakymas, kad Dievas davė tokį ženklą, kad geram kely ir tada pirmanį atėjo, sakau, kad noriu likti su radijum, nes čia stebuklai vėl pradėjo vykti, sakau, Dievas užtvirtino tokį kaip štampą davė, kad geram kelyje. Paskui pats per savo gimtadienį pasirašiau, sutartį, kad ateinu dirbti į radiją. Tai čia taip ir pati pradžia prasidėjo. Nemažai metų čia turbūt nuo to. 10 ar 11 metų. Man atrodo, vasarą buvo 10 metų, kai pradėjau dirbti. Tikrai, tarp tikinčių žmonių esi ir turbūt stebuklų tenka girdėti tokių pasakojimų iš kitur. Tenka ir įvairių čia. Ir papasakot gal kažką. Čia prieš kiek metų, kokį 6 ar 7 metai atgal, kad irgi, sakau, noriu į sielas važiuoti, o tuo metu buvo Aušros vartuose adoracija. Ir man vadovai sako, reikia tavęs adoracijai, nes vis tiek be aparatūros nieko nepaliksim. Sakau, Dieve, irgi noriu, sakau, noriu šitas sielas, nes, sakau, prisiždėjęs savo tarnyšių buvau, kad irgi... Priminsiu, Sielos festivalis muzikos krikščioniškos yra kasmetinis renginys. Taip, šiuolaikinis muzikos ir ten aš buvau prisiždėjęs tarnyšių, sakau, nenoriu jų paleisti. Sakau, mano vadovai paskambino, sakau, Donatai, sakau, tavo darbas ir vis tiek, reikia susitaikyti. Suprantu, kad irgi jau strigau. Galvojau, ką daryti, kad sakau, duokit bent valandą pasimelsti, sakau, po to, apsispręsiu, tada ramia sąžinė pasakysiu, kad koks sprendimas. Sakau, kaip dabar nuvažiuoju, Vilniaus studijoje yra atėjęs vienas kažkoks vyriškis, irgi, sako, noriu savanoriauti. Sakau, ar galėsi, sakau, prie aparatūros pabūti? Sako, galėsiu, sakau, dirbės prie aparatūros. Sakau, ar galėsiu už savaitės laiko, sakau, čia bus kaip tik tos Aušros vartuose, sakau, naktinė adoracija, ar ten galėsi pabūti prie aparatūros? Sakau, be problemų. Tai va, kad atrodo, manus paprašiau pasimelsti, pasirodo, tuo metu užeina žmogus, kuris nori, tikrai jis paskui pavadavo mane Aušros vartos ir pabuvo prie aparatūros. Ką galėtum pasakyti žiūrovom? Žiūri tikrai daug žmonių, daug vyrų, kanalas vyriškas ir tikrai ne vien tikinti žmonės žiūri ir ieškantis ir gal ir netikintis ir žmontis. Ką jam galėtum patart, kurie dabar yra, kur, tarsi ir norėtų, bet sunku patikėti viso to, kažkokia vis tiek, nėra lengva, kai nesusiduri. Kad yra kažkoks Dievas, kad jis gali padėti tavo asmeniškai, tavo situacijoje, kad ir ką tu būtum prisidirbęs. Nieko patart negalėčiau, protingo, bet iš mano patirties, nežinau, man tai suveikia, bet gal kitam ar suveiks, nežinau, bet vienas variantas yra, kad nesvarbu, kiek linksmai, nelinksmai pažiūrėti į atgailos maldą, ji labai trumpa, nesvarbu, kad einu gerų kelių, bet būna tų momentų, kai prisidirbu, sakau, Dieve gelbėk ir tikrai matau, kad Dievas vis dar kantriai ir išgelbėja situaciją, nes kiekvienoj bėdoje, atrodo, išmoksi pamoką, tai duok laiko Dievui veikti, išlaukti.